M1 pristato Radio partijos kandidatas numeris 2 Saulėns. Sveiki, gyvi rinkėjai. Čia turiu aš savo programą ir visokių pažadų prisirašęs ir noriu pradėti. Jeigu būčiau išrinktas Šiaulių mero, pasižadu padaryti tokius darbus. Reiškia, pasižadu susirūpinti policijos pareigūnų sveikatą ir laisvalaikiu. Būčiau pirms katras sakytų, kad reikia uždrausti policijai dirbti naktinį darbą. Šeimas liek vienas, vaikai neprižiūrėti, tegu sėdži namuos. Kits punkts. Klausote, ne? Reik prisukti gatvę apšvietimą. Per daug šviesų. Oficiali versija energijos taupims. Sutaupytus pinigus skirti sveikatos apsaugai. Na, žinai, naktį bum ir paskui ligoninė, ne? Taip, trečias punktas. Mažinti miestą triukšmingumą. Uždrausti naudoti mašinų signalizacijas. Juk žmonės skundžia, sako, trukda miegoti naktim, kai aš į mašinikę lenda, ne? Mim garsas, ne? Uždrausti naktim. Miegos kaip kūdikėliai. Ketvirtas punktas. Privalomų potvarkių būtina, kad mašinuose visi paliktų magę su snukiais. Juk klausykite, kaip čia dabar yra, ne? Mašininė magė turbūt mašinoje, ne? Juk sieninis laikrodis kabaru ant sienas, ne? Rankinis ant rankas. Juk eidams į darbą, ne? Juk nesinešė, ne? Muzikinį centrą ant pečių palik namie. Tai ko tu iš mašinas magį išeidams išsinešė, ne? A visai jau nudurnėjot? Žodžiu, mano numeris 2, balsuokit už mane. Turėkit raumenį rinkėjai. Eteryje Mindaugas ir Aistis. M1 pristato Radio partijos kandidatas numeris 2 Saulėns. Sauliau, laba diena. Atsibiš, gal mažiau kalbėti. Įsijung tą mikrofoną ir balbatuoju, be. Taigi man laik skirts yra. Gerai, Sauliau, jau dabar... Taigi susitariau, sakė, kad man duos laik ir aš šnekės, ką tai šnek dabar. Tai dabar jau jūs ir šnekat, Sauliau. Tai kad tu 2 minutės sugadinai, tai aš tiek dalykų būčiau pasakęs. Ir Luopui, ir Čiuvui, ir Vailukui linkėjimus perdot Gengui, Sipariui ir Stačiui da, nu. Jūs gal labiau prie rinkiminės programos artėkit. Tai kad tu užimi laiką. Kažkad. Na, mėly rinkėjai, jeigu tapsiu Šiaulių mero, žadu pasimokyti iš Vilniaus merą Arturkę Zuoką klaidų. Tas buvo sugalvojęs oranžinį dviratį, ne? Nu, morkinę, ne? Taip. Sako, jis galvą išsiplaun su dviračiu, ne? Taigi su dviračiu neišspręs problemą, ne? Reik situaciją keisti, todėl aš siūlau akciją Šiauliams. Tai bus oranžinė byta arba oranžinė beisbolkė. Reiškia, šūkis toks. Oranžinė byta išrasta, į problemų nėra. Sakykit, Sauliau, o kokia prasme... Kaip, mieste, eini ir oranžinė byta padėta, ne? Taip. Pasinaudoji, padeda atgal į vietą, kad nieks niekur nieka, ne? Ar nebijot, kad atsitiks taip kaip Vilniui, tuos dviračius išstvarstė ir paskui sandėliukuose perdažę smagiai savo važinėjosi, tai ir su bytom gali tai būti? Biški pasivažinė su byta, čiuk, tai paliks, o kam čia reik? Ir aš dar turiu kelius įstatymus, reiškia, norus pakeisti iš gyvenimą, reiškia, aš norėčiau, kad, reiškia, visas mergikės vaikščiotų tik su sijonais į kablais, kai bus po rinkimų, jeigu taip man išeis. O sijono ilgį deklaruosit kažkaip? 2 centimetrų neilgiau. Tai dirželis. Viskas, ačiū, sėkmės, gyvenkit linksmiau ir turėkit raumenį. M1 pristato Radio partiją. M1 pristato Radio partijos kandidatas numeris 2 Saulėns. Labą dieną, mėly rinkėjai. Į jumis kreipęs Šiaulių ginkluotojų pajėgų vads, kiečiausias gengs kapitons major Saulėns. Mėly rinkėjai, kam to Šiaulius reiks saugot su tais NATO naikintuvais? Įskraido virš galvos, brum. Ir dar negana tų naikintuvų šoperiai davė mūsų mergikės, mūsų panas kabin, mūsų alų ger. Siūlau atsisakyti, reiškia, NATO naikintuvų ir visą Šiaulių apsaugą perimti mums. Sutaupykim babkių, nuperkam hebridį žebenkštės alaus ir mes plikom rankom nugalėsim belenką. Aš jums sakau,
Aš per 2 valandas galiu surinkti 30 bachūrų armiją, ne? Hebra ir su patirtim jau tur mūšių patirties, ne? Į ten kariavus, į prie Pabalių turgaus kariavus, į Pietiniam, į Tilžės gatvėj, prie kioskų kariavus, visur, nu. Gerai valdo raumenį ir uniforminis treningiukus gali apsivilkti per 20 sekundžių. Ir aš sakau, kad mums nereik nei tankų, geriau nupirkit mums kelius bembelius, reiškia bembuškės 7, bus pats saugiausias miestas. Aš jau, mėly rinkėjai, esu pasidaręs gersi, galvoju apie visų saugumą. Jau net ir Mamontovą klausau dabar, va. Rytojaus nėra, kaip ir jau nebėra praeities. Čia Saulėns, respekt. M1 pristato Radio partijos kandidatas numeris 2 Saulėns. Labą dieną, mėly rinkėjai. Į jumis kreipęs Šiaulių ginkluotojų pajėgų vads, kiečiausias gengs kapitons major Saulėns. Mėly rinkėjai, kam to Šiaulius reiks saugot su tais NATO naikintuvais? Įskraido virš galvos, brum, brum, brum. Da negana tų naikintuvų šoperiai davė mūsų mergikės, mūsų panas kabin, nu, mūsų alų ger. Siūlau atsisakyti, reiškia, NATO naikintuvų. Visą Šiaulių apsaugą perimti mums. Sutaupykim babkių, nuperkam hebrytį žebenkštės alaus ir mes plikom rankom nugalėsim belenką. Aš jums sakau, aš per 2 valandas galiu surinkti 30 bachūrų armiją, ne? Hebra ir su patirtim jau tur mūšių patirties, ne? Į ten kariavus, į prie Pabalių turgaus kariavus, į Pietiniam, į Tilžės gatvėj, prie kioskų kariavus, visur, nu. Gerai valdo raumenį ir uniforminis treningiukus gali apsivilkti per 20 sekundžių. Ir aš sakau, kad mums nereik nei tankų, geriau nupirkit mums kelius bembelius, reiškia bembuškės 7, bus pats saugiausias miestas. Aš jau, mėly rinkėjai, esu pasidaręs gersi, galvoju apie visų saugumą. Jau net ir Mamontovą klausau dabar, va. Rytojaus nėra, kaip ir jau nebėra praeities. Čia Saulėns, respekt. M1 pristato Radio partijos kandidatas numeris 2 Saulėns. Labadiena, Sauliau. Sauliau. Ką? Pertelės magė, nesuprant. Aha, Sauliau, labą dieną, norėjom Girdži? Aš tai girdžiu, jūs mane girdit. Greičiau reiks nekėt, nes batarkė baigė išsikrauti prieš valandą, mobilką pasikeičiau, nežinau, kokį čia šlamštą pasėmiau. Supratau. Kaip jūs agituojat rinkėjus, Sauliau? Gal investuojat į klipus, į nuotraukas, į plakatus? Nu, kaip čia man sakė, reik per visus galus eiti, ne? Nu, tipo, spaudos reklama prieš rinkimus yra mano. Nu, aš čia dienraščius 5 puslapį būnu karts nuo kartą, ne? Taip. Paskui dar toks laikraštis akistata ir kartais apie mane straipsniuką parašo. Nu, iš Šiaulių vietiniai spaudoj skelbimų skyriui. Ten žiūrėk, kur buitinė technika. Parduodu mašininės magės. Parašyt Saulėns, toks ir toks numeris. Kas nors skambini, bendrauj su manim. Supratau, Sauliau. O per televiziją klipų nesirengėt kokių rodyti su savo atvaizdu? Kam eiti teliką? Ar aš koks, juk aš ne koks teletabis kaip tas Vailoks Minetsa, ne? Eis aš į teliką, ką man reik? Mane visi taip žino, va. Pusbrolis Rolls iš Panevėžio žino, visą Gegužių, Lyros gatvė, Tilžės gatvė, Pietinis, Pabalių turgus, Rence, Lopiniščių, Maks, Krepšius, Džiukius, Lobius, visi žino mane, nu. Nu, supratau, bet vis dėlto Tai ką man eiti teliką, nu, kad tu čia klaus nesąmonės? Ne, tai noriu paklausti, kaip jūs vis dėlto agituojate tuos žmonės, kaip su jais bendraujat? Aš taip pasakysiu, turėk raumenį, bachuriuks. Tiesiogiai einu pas rinkėjus, šį pats geriausiai ir užtikrins būts. Nereikia jokių spaudų telikų man. Nakt sutink Lopinį, sakai, o balsuosiu už Saulėną, daug paskambint. Lopinį sak, nu, balsuosiu. Ir žiūrėk, 1, 2, 3 jau visą susirenkė rinkėjų šutvėjau. Aš pasakysiu taip, jokia reklama nėra tokia efektyvi kaip tiesioginis bendravims, kai sak, žinai, connecting people, ne? M1
Sveiki, gyvi. Labą dieną. Saulėns, aprota biški turit jūs lochai, nu. Čia jūs apie ką? Dėl to alaus brangint. Tai alus pagrindinis mano linksmybių šaltinis. Ir taip dabar viskas blogiai gyvenims, privisa visokių naujų mašinų, kur net magą ištraukti negali, ne? Tai aš kur aš imsiu pinigus? Sauliau, bet jūs taip nesikaršiuokit, suprantat, miežiai brango, tai... Kas, Miežiai. Sauliau, Miežiai? ne myžiai, o miežiai. Ar jūs žinote, kaip gaminamas alus? Norit papasakosiu? Nu, tu debilų mane laikai. O tau jūs nukreiks atvažiavus duot. Tu ką tu čia klausi nesąmonės dabar? Tai kaip atsiranda alus, ar žinot? Ne, nu tu durnsė, ne? Tai kaip? Turi, ne? Litą PM nueini į parduotuvę, sakai, duok man žebenkštės alaus. 7 stiprumai duodi, geri, atsidaręs, klankt. Susipiliai savo pilvą bačkėkio, paskui išmiši, nu. Į kitą perki. Kas čia per myžiai? Ne myžiai, o miežiai, Sauliau, aš papasakosiu, kaip alus atsiranda. Gerai, trumpai labai. Nu? Iš pradžių pasėjai miežius. Nu, tai tada jau ką, alus? Nu, ne, tada reikia, kad miežiai užaugtų. Ir tada jau geria, ne? Sauliau, tada reikia juos nupjauti. O tada reikia... Papjauti, ne? Nupjauti, tada reikia iškulti, sumalti. Snukį? Nesnukį, o gali gert, kai sumalį jau, ne? Tada miežius reikia užraukti. Nu eik tu su savo tokiom kalbom. Tu debilų gal mane laikai, ne? Ką čia daunini gaidžiuks? Ar aš nežinau, kaip alus atsiranda, ar aš žinau? Po 6 butelius išger per dieną, da čia man aiškins loks. Nu, sveiki, seniai besmegeniai. Labadiena, Sauliau. Nu, aš niekaip negaliu suprast, kodėl, pavyzdžiui, Vilniui jau išėbė ne 6 kalėdų eglę, o Šiauliuos dar ne. Tik gruodžio 10 žada išėbt. Tai kas čia daros? Aš pasakau, gražiuoju. Jie neižėpsit eglės iki šio antradienį. Aš pats nueinu į savivaldybę ir išėbiu. Įsnukį į dūdą kam nors. Sauliau, tai jūs taip laukiat kalėdų? O tai ne, na. Ar gauna dovanų per šventes? Kaip tai dovanų? Aš negaunu dovanų, aš per kalėdas pats pasiimu. Žinai, žioplių išgerus šampano pilną atein, čia užbrakštę pasiim, nu. Nu, supratau, o pavyzdžiui, jums mama yra vaikystėje dovanojus dovanų? Nenervink mane su tokiais klausimais, nenoriu apie tai kalbėti. Sauliau, pasikalbėkim. Ką nori, gaidžiuks? Ką klausi čia? Ar puošdavot namuose eglutę, ar būdavo šventė pas jūs namuose? Kai mažas buvau, namie niekada eglutės nesam puošę. Tėvs niekad neparneždavo. Aš tai su batono gabaliukais fikusą puošdavau. Da, aš vaikystėj nei tortą, nei mandarinų nesuragavęs. Tik šprotai ir degtinė namus būdavo. Aš pirmą kartą atsimenu, kad tortą paragavau būdams tik 19 metų, draugės Jolkas gimtadienį. Saulėnai, tai gal mūsų laida jums tortą norėtų padovanoti kalėdų progą? Ne, nu, tu durns esi. Tai dabar aš jau galiu pats nusipirkti tortą, aš galiu kiekvieną dieną po 3 bananų tortų suvalgyti, bet nenoriu. Aš taip pasakau, pažiūrėjau, ne, man pats geriausias tortas yra čipsai, ne, traškučiai. A pats geriausias šampans man yra alus. Va, tada pačiulbėk ten paukštelį, toj sparneliai bus nulaužyti. Oi, pažinau jūs, Sauliau, sveiki. Saulėn skambin. Reiškia, taip esam nusivylę, Antanas ir Reikas poelgiu, reiškia, neapgyni Šiaulių garbės. Šoka kaip zuikis į krūmus. Mes garsiausiai Šiaulių gyventojai Briedis, Kastets, Rols, Barsuks, Durns, Čiūs surašėm laiškiuką su peticija, kad Antans blogai pasielgi, reik pataisyti situaciją. Tai ko jis toks virs, kai buivals 2 metrai ant 2, ne? Laiškiukus kaip merga iškvepintų siuntinė palaikraščiuose sak, nebegaliu dirbti, nebenoriu, tai problemas reik spręsti. Tai kumščiai spręs toks viruks, tai aš dabar įsivaizduok susipykstu, ne, su savo, tarkim, ne, draugų Briedžio, ne, ir aš jam nueinu paštai laiškiuką, ne, siuntu, Briedis apsitrėdzi, ne, tai aš taip darysiu, aš ne taip darau, aš paimu išgero aliuką, nueinu pas Briedį, bar į duris ir sakau, Briedį įvirsi išeik. Išėjant bats, visks, problemą išspręsta. Tai ką jūs čia kaip merga rašinėjai? Aš gėdas netur. Aš taip sakau, jeigu žodis nepadėt, padės kumštis. Antanai, jie mane girdi, jie nori, kad aš dar tave gerbčiau. Gink savo garbę greičiau. Kur žemiau pasirašiusiai, mes padėsim. Nu, sveiks viščiuk, degės esi jau, ne? Tai kad žinokit, Sauliau, aš nebuvau savaitgalį. Saulėns. Oi, atsiprašau. Saulėns, kiek aš tau? Atsiprašau, Saulėnai, aš nebuvau savaitgalį prie jūros, o jūs, kaip žinau, buvot. Ar gerai pailsėjot, Saulėnai? Klausyk, ką tu čia sakai? Kokie poilsį? Čia apie poilsį kalbos negali būti, mums buvo pats darbymetis. Taigi 500 000 žmonių suvažiavo. Vadinasi, 500 000 piniginių, 500 000 mobiliakų, 100 000 mašinų panašiai. Pats darbymetis.
Reiškia, mūsų radybų punkts, tokius patarimus noriu paskelbti. Pirms punkts, neimkit kreditkių į Palangą, o įsigryninkit pinigus. Dabar kažkokia nesąmonė, atidarai piniginį, o ten balti centai kreditkis, ne? Tai pas mane tų kreditkių, kaip sakant, kalns jau yra. Galiu plasmasės fabriką atidaryti. Antras punkts, poilsiautojai, nepamirškit, iš namų pasiimt papuošalų, auksą, žiedų, grandinės, laikrodžius. Kaip sakant, jų geresnės vietas parodyt, ką turi, kai Palangoj nėra, ne? Tai viskai pasiimkit. Trečias punkts. Gerbėm Palangos poilsiautojai. A nebūt mets pakeisti senas mobilkas į naujas, kur ir fotiksi maks yra. Įsijungi tik blem, a ne? Nu, taigi juk dabar, kaip dabar, ne visi su tom plytom vaikšto didžiausiam, ne? Taigi ne statybo aikštelė esat Palangoj, nu, taigi Palanga jums ne senų mobiliakų muziejus, ne? Nu gal ir taip, Saulėnai, bet iš esmės jums patiko Palangoje ar ne? Šiaip šį savaitgalį patiko Palangoj. Žinai, kada į 4 valandą nakties sikamis nukiduot? Patiko. Nu, alio. Alio. Čia Saulius iš Šiaulių skambin, nu. O, sveiki, Saulėnai. Nu, tai ką gaidė, šitą kolegą, ne? Tai nuo kada mes kolegos? Žinai, taigi keič gyvenim būdą. Dabar aš jau noriu būti Šiaulių meru. Tai o kodėl čia jūs taip nusprendėt, Saulėnai, jau tuo meru būti? Tai žinai, išgirdau, kad Panevėžio apskrities vadovo nori būti dziudo treneris, ne? Na taip. Gaid, nu šit prelegensa, ne? Tai aš tai, da geriau. Aš da mūsų kiemus, tai iš vis esu karate šatokan meistras, machankių, specialist, genijus, da geriau pavarau. Tai kuo aš negaliu būti Šiaulių mersai, ne, realiai, nu? Tai žinai, aš tą progą į pavardį pasikeičiau kaip Murza, ne? Dabar esu Saulius Voštauts, kavošiu kam nors tai žinos. Žinai, aš taip pasakysiu, užteks man išmontuoti magus, noriu tapti valdžios organu. A gerai pasakiau, protingai, ne? Gerai, Sauliau, tai sėkmės jums politinėme kelyje. Mano šūkis, jie nebalsuosi, nebealsuosi. Laikyks lochi rinkėjėlį, nu davai. Alio, a girdėt mane? Girdim. Ant valstybinė ter kalba, visi gird mane. Girdim, Sauliau. Saulėns, pirmiausiai, antriausiai esu užpykins, nerealiai. Ką nori darykit? Galit vaikščiot po miestą, niekino netrukdami. Kartais. Bet jau neleiskit prie kašiorų. Nesusitrauksit Saulėną nemalonį. Ir dabar tas lupinys, ne? Tas kanibal, kaptas ne kanibals, tas aborigens, ne? Kur Andriuškevičio nepakluoja, ne? Kapecenam bus viskas dabar. Aš Saulėntą, ne? Aš pats jėmaus ant savęs tą reikaliuką. Ir nors aš skradžiai žemę, aš iš Čikagos anu iškrapštysiu. Ir bus jam kapėt. Saulėnai, o ką jūs pasakytumėte tam juodaodžiui krepšininkui, pažiūrėjo jam į akis, jei sutiktumėte? Aš jam taip sakyčiau. Klausyk to lopinės. A turi raumenį bišką, ne? A tu žinai prieš ką keli ranką, ne? Aš suprantu, kad tu tą pagal Andriuškevič gali nuversti, ne? Kuda, bet su manim tu nepajokaus. Einam greit už kampą, pasitikrinam jėgas einuoja. Žinai, kas į Saulėntą nežinai. Kas čia žiūri iš sprogdinės akse, ne? Kaip veršis. Aš dar netoks savo gatvės paklojus. Saulėnai, bijau, kad lietuviškai tas krepšininkas nesupras. Dar nebuvo tą pašu visais susikalbėjau. Su NATO lakūnais, visom kalbom. Kai Saulėn šnek visi suprant. Pasakiau, bus taip. Naudodamasis progą, nežinoma, M1 traukant Amerikas, Čikagas turbūt trauk. Noriu pasikreipti į visus, reiškia savo draugus Gezus, kur išvyka iš Šiaulio, iš Kuršienų, iš Panevėžio, iš Kauno, iš Vilniaus, iš visur. Noriu kreiptis į tos, katrie dabar ir Čikagas miestį ir gali atkeršyti už mane tam lopiniui, kur Andriuškevič pakloji. Kreiposi Rencinę, Drapaks, jeigu gird man kad toks, tą pat Siaups, Drups, Stors ir visi kita iš Gegužio Lyros gatvės kampą. Mėly draugai, jie sutiksit, kur pasit Čikagą besivalkiojantį išproktintom akim Andriuškevičiaus skriaudiką, už mane padarykit techninę profilaktiką jam. Šarniriukos beški pasukinėkit, draugai mėly. Nu, sveiki seniai besmegeniai. Labadiena, Sauliau. Nu, aš niekaip negaliu suprast, kodėl, pavyzdžiui, Vilniui jau įžiebė ne šeštadienį kalėdų eglę, o Šiauliuos dar ne. Tik gruodžio 10 žada išžiebti. Tai kas čia daros? Aš pasakau, gražiuoju, jie neižiebsit eglės iki šio antradienį. Aš pats nueinu į savivaldybę ir įžiebiu. Įsnukį į dūdą kam nors. Sauliau, tai jūs taip laukiat kalėdų? O tai ne, na,
Ar gauna dovanų per šventes? Kaip tai dovanų? Aš negaunu dovanų, aš per kalėdas pats pasiimu. Žinai, žioplių išgerus šampano pilną atein, čia užbrekštę pasijem, nu. Nu, supratau, o pavyzdžiui, jums mama yra vaikystėje dovanojus dovanų? Nervink mane su tokiais klausimais, nenoriu apie tai kalbėti. Sauliau, pasikalbėkim. Ką nori, gaidžiuks? Ką klausi čia? Ar puošdavot namuose eglutę, ar būdavo šventė pas jūs namuose? Kai mažas buvau, namie niekada eglutės nesam puošę. Tėvs niekada neparneždavo. Aš tai su batono gabaliukais fikusą puošdavau. Da, aš vaikystėj nei tortą, nei mandarinų nesuragavęs. Tik šprotai ir degtinė namus būdavo. Aš pirmą kartą atsimenu, kad tortą paragavau būdams tik 19 metų, draugės Jolkas gimtadienį. Saulėnai, tai gal mūsų laida jums tortą norėtų padovanoti kalėdų progą? Ne, nu, tu durns esi. Tai dabar aš jau galiu pats nusipirkti tortą, aš galiu kiekvieną dieną po 3 bananų tortų suvalgyti, bet nenoriu. Aš taip pasakau, pažiūrėjau, ne, man pats geriausias tortas yra čipsai, ne, traškučiai. A pats geriausias šampans man yra alus. Va, tada pačiulbėk ten paukštelį, toj sparneliai bus nulaužyti. Oi, pažinau jūs, Sauliau, sveiki. Saulėn skambin. Reiškia, taip esam nusivylę, Antanas ir Reikas poelgiu, reiškia, neapgynė Šiaulių garbės. Šoka kaip zuikis į krūmus. Mes garsiausi Šiaulių gyventojai, Briedis, Kastets, Rols, Barsuks, Durnsčiūs, surašėm laiškiuką su peticija, kad Antans blogai pasielgė, reik pataisyti situaciją. Tai ko jis toks virs, kai buivals 2 metrai ant 2, ne? Laiškiukus kaip merga iškvepintų siuntinė, palaikraščiuose sak, nebegaliu dirbti, nebenoriu, tai problemas reik spręsti. Tai kumščiai spręs toks viruks, tai aš dabar įsivaizduok susipykstu, ne, su savo, tarkim, ne, draugų Briedžio, ne, ir aš jam nueinu paštai laiškiuką, ne, siuntu, Briedis apsitrėdzi, ne, tai aš taip darysiu, aš ne taip darau, aš paimu išgero liuką, nueinu pas Briedį, bar į duris ir sakau, Briedį įvirsi šeik. Išein bats, visks, problemą išspręsta. Tai ką jūs čia kaip merga rašiniai? Aš gėdas netur. Aš taip sakau, jeigu žodis nepadėt, padės kumštis. Antanai, jie mane girdi, jie nori, kad aš dar tave gerbčiau. Gink savo garbę greičiau. Kur žemiau pasirašiusiai, mes padėsim. Radio ekranas. Radio ekranas. Lietuvoje 10 valandų ir 10 minučių. Labas rytas, prie mikrofono ir transliacijos pulto radio analitikai Aistis ir Mindaugas. Labas rytas ir pradėsime nuo labai rimtos temos, gvildensime Lietuvos simbolikos problemas. Taip, dabar buvo iškeltas toks klausimas Lietuvos šviesuomenės, kurią mums vėliavą reikėtų rinktis, tą įprastą trispalvę geltoną, žalią, raudoną ar senovinę Vytauto vėliavą. Aha, o ta senovinė vėliava tokia raudona, o jos fone yra nupieštas vytis, lietuviškas simbolis. Na, tiek, kad ta vėliava raudona, sako, žmonėm gali kilti negerų minčių. Visi prisimena dar, kaip Lietuva buvo okupuota. Taip, nu, o žirgą nupiešti su raiteliu irgi yra pakankamai sudėtinga. Nežinau, ta diskusija, toks jausmas kyla, kad atsirado iš neturėjimo galbūt ką veikti, ar iš dar kažko. Kaip reaguoja į tai paprasti žmonės? Na, aš suprantu, intelektualams yra visada apie ką pasvarstyti, žinant istoriją, bet ką mano paprasčiausi žmonės? Pavyzdžiui, kaip Saulėnas. Taip, Saulėnas kaip tik dabar yra pas mus jau ant laido ir mes su juo pasikalbėsim. Sauliau, kalbėkit, labas rytas. Alio. Alio, čia apie vėliaus mažą kalbą ir. Išvis ne tos nereik, vienintelį vėliau, kur fanų, šiauliai fanai tur, tribūnai. Bet vis dėlto norėtumėm pakalbėti apie tą siūlomą vėliavą, raudoną su vyčiu. Su vyčka? Supranti, realiai man tai raudonas spalva patinka, nes mano trenigiuks toks yra, ne, matė, ne? Taip. Nu, bet taip, pričiom čia ant tos vėliavas tas arklys į bahur su byta, su parakanu. Tai kas čia dabar per atgyvena? Kas dabar su arkliu pas mergas juoj? Tai pačia atjoja bernužėlis pas mergužėlę, ne? Lochai, nu, mano pusbratkė, ne, mans, kaime gyven. Bet tipo į to pažiūrėkė, su mašin važiuoju su Opel Ascona, ne? Drun. Tai turėkit raumenį. Gerai, Sauliau. Vėliava, suprantat, turi būti tokia. Aš siūlau kitą variantą, ne? Įdomu, pasidaryti. Vėliau raudon fon, sakiau, man raudon patinka, ne? O fon nupiešt juods bembelis arba golsa, ne?
Arba 2 bytas sukryžiuotas, ne? O per vidų ir liūts nupieš, ką baisiau būtų, ne? Nu, tipo... Mūsų vėliavas plazdės šiandien lochams bus, na... Kaip jūs suvokėte trispalvę lietuvišką? A, tipo tas spalvas? Nu taip. Tu ką galvoji, durmsa, ne? Tipo biški nenuraukė, ne tų reikalų. Gelton ir alus, ne? Žalinukas. Gamta miškioks, ežerioks, šašlikioks, ne? Nu ir raudona, nukraus. Nu žinai, kaip gamtoje visko būna, ne? Dran, tau lochiokus viskas, nu. Alioks gamta į drakis. Visas mano gyvenims. Visa mano vėliava. Eteryje Mindaugas ir Aistis. 11 valandų ir 9 minutės tęsiasi programa Radio Ekranas ir mes toliau gvildename įvairiausias problemas ir priėjome prie vienos labai rimtos. Aha, turime nekokią naujieną tiems M1 klausytojams, tiems Lietuvos gyventojams, kurie mėgsta alų gerti. Gerti jūs galėsite? Sako, kad alus pabrangs net iki 20%. Už butelį, juk dabar kažkur mokėjot 2 litus, tai kokius 2 litus 40 reikės pakloti jau. Žinok, vis tiek centas prie cento ir susidaro nemenka suma, jeigu, pavyzdžiui, butelių per vakarą išgeri 6. Arba 12. Tai dar didesnis nuostolis. Žodžiu, tikrai didelė bėda, apie tai reikia kalbėti garsiai ir galbūt mūsų kalbos pasieks reikiamas ausis, bet netikiu tuo vis tiek. Na, o ką jūs galvojate apie alaus pabranginimą? Išreiškite paskambinę mums į studiją telefonu 27... Bet jau vėl nereikia priminti telefono, skambučiai pilasi. Alio, laba diena. Sveiki, gyvi. Laba diena. Saulėns, aprota biški turit jūs lochai, nu. Čia jūs apie ką? Dėl to alaus brangint. Tai alus pagrindinis mano linksmybių šaltinis. Ir taip dabar viskas blogiai gyvenims, prie visokių naujų mašinų, kur net magą ištraukti negali, ne? Tai aš kur aš imsiu pinigus? Sauliau, bet jūs taip nesikarščiuokit, suprantat, miežiai brango, tai... Kas Miežiai. Sauliau, miežiai? Ne miežiai, o miežiai. Ar jūs žinote, kaip gaminamas alus? Norit papasakosiu? Nu, tu debilų mane laikai. O tau jūs nukreiks atvažiavus duot. Ką tu čia klausi nesąmonės dabar? Tai kaip atsiranda alus, ar žinot? Ne, nu tu durmsa, ne? Tai kaip? Turi, ne? Litą PM nueini į parduotuvę, sakai, duok man žebenkštės alaus. 7 stiprumai duodi, geri, atsidaręs, klankt. Susipiliai savo pilvą bačkiekio, paskui išmiži, nu? Į kitą perki. Kas čia per myžiai? Ne myžiai, o miežiai, Sauliau, aš papasakosiu, kaip alus atsiranda. Gerai, trumpai labai. Nu? Iš pradžių pasėjai miežius. Nu, tai tada jau ką, alus? Nu ne, tada reikia, kad miežiai užaugtų. Ir tada jau geria, ne? Sauliau, tada reikia juos nupjauti. O tada reikia... Papjauti, ne? Nupjauti, tada reikia iškulti, sumalti. Snukį? Nesnukį, o miežius... Gali gert, kai sumali jau, ne? Tada miežius reikia užraukti. Nu eik tu su savo tokiom kalbom. Tu debilų gal mane laikai, ne? Ką čia daunini gaidžiuks? Ar aš nežinau, kaip alus atsiranda, ar aš žinau? Po 6 butelius išger per dieną, da čia man aiškins loks. Nu, alio. Alio. Čia Saulius iš Šiaulių skambin, nu. O, sveiki, Saulėnai. Nu, tai ką gaidė, šitą kolegą, ne? Tai nuo kada mes kolegos? Žinai, taigi keič gyvenim būdą. Dabar aš jau noriu būti Šiaulių meru. Tai o kodėl čia jūs taip nusprendėt, Saulėnai, jau tuo meru būti? Tai žinai, išgirdau, kad Panevėžio apskrities vadovo nori būti dziudo treneris, ne? Na taip. Gaid, nu šit prelegensa, ne? Tai aš tai, da geriau, aš da mūsų kiemus, tai iš visą su karate šatokan meistras, machankių, specialist, genijus, da geriau pavarau. Tai ko, aš negaliu būti Šiaulių mersai, ne, realiai, nu? Tai žinai, aš tą progą į pavardį pasikeičiau kaip Murza, ne? Dabar esu Saulius Voštauts, kavošiu kam nors tai žinos. Žinai, aš taip pasakysiu, užteks man išmontuoti magus, noriu tapti valdžios organu. A gerai pasakiau, protingai, ne? Gerai, Sauliau, tai sėkmės jums politinėme kelyje. Mano šūkis, jie nebalsuosi, nebealsuosi. Laikyks lochė rinkėjėlį, nu davai. Sveiks, lochėlį. Nu, sveiki, Sauliau. Saulėns, ne Saulis, nu. Nu, klausom jūsų, Sauliau. Saulėns, sakau, koks aš tau Saulis, nu. Atsiprašom. Gerai, gerbiamas Saulėnai, klausome jūsų. Tai va, aš dabar žiūriu, kad vaikai šitie moksleiviai baig mokyklą, ne tą. Taip. Nu, tai ką jie darys vasarą? Tai važiuos gal į stovyklas kokias vis tiek? Ei, ten nieko naudos nėra, kaip ir iš mokyklas naudos nėra. Ein visokias nesąmonės, ten algebras, geometrijas, istorijas, mokos. Aš baigiau tik 9 klasės ir esu lyderis Šiaulius, pavyzdžiui, ne? Tai aš siūlau tokią stovyklą jaunimui savo.
jaunųjų technikų būrelių stovyklą vasarą su Saulėnu. Kokius užsiėmimus siūlysit vaikams? Čia bus daugiau praktiniai, techniniai užsiėmimai. Pirms, reiškia, užsiėmims audio aparatūros išmontavims. Antras, ratų nuleidims ir išbalansavims. Trečias, spinelių tvarkims. Ketvirtas, įrankių pradžiamokslis. Laužtų, žinai, štangą, akmuo, vielą. Nu ir viskas. Mes ne tik Šiauliuos veiksim, aš galiu nudžiuginti pajūrę moksleivius ir atvažiuojančius. Mes turėsim filialų į Palangoj, į Klaipėdoj, į Šventojoj. Te, kur daugiausiai žmonių susirinkims. Aišku, tai Saulėnai, o kokia čia pedagoginė tokia kažkaip praktika bus taikoma? Ką sakai, kokį ten? Nu pakarto, ką sakai ten? Sakau, kokią pedagoginę jūs čia veiklą... Kokią pedagogo? Ką tu čia mane dabar vadini? Pedagogo, ne pats tu pedofils. Ką tu sakai čia, nu? Atsiprašom, Saulėnai. Taip, mūsų šūkis nenustok tobulėjęs į vasarą. Visks. Alio, gaidžiuks. O, kas mums paskambino, ar tik ne Saulius? Saulėns, kadangi Šiaulė ir ne taip toli nuo Latvijos, ne, tai aš Šiauliuose esu įkūręs jaunimą kopelę karui prieš Latviją sukelti. Ir aš esu direktorius. Esu pikts, kad nepraleidž furikių mūsų į Latviją įvažiuoti. Kaip jūs siūlote spręsti šitą problemą? Čia man pasakė tokį žodį. Baikotuoti latviškas prekes. Nu, b***ina, kas tas baikotuot, bet, nu, tipo, nejest nieką iš Latvijų, negert nieką, ne? Nu, pavyzdžiui, lietuviai turės, kai aš tai pasakau, tai turės lietuviai, reiškia, nesiklausys latviškas muzikas, ne, pavyzdžiui, kur ten visokiai pedariukai tokie, Brainstorm, Siston, Laimų Vaikul, kur dainau milijoną likrosą, ne? Vo, irgi taip pat bobas turės nesikvepinti su latviškais adikalonais Zintars, o latrai turės tuo adikalonu negerti latviško, ne? Supratot, aš taip sakau, Saulėns saka taip. Supratom, Sauliau. Kas dar? Čia tipo ir baikots. Paskui dar negersim latvišką šnapsą. Rygas Bersgals, kad nebūtų daugiau. Nu, Rygas Balzams. Nelašiuką daugiau burna. Išgersi dantis išmalsi tau. Dar siūlau nevartoti kai kurių latviškų posakių, ne? Pavyzdžiui, posakis važiuoti į Rygą, ne? Tai čia reiškia, kai ir blogai, kai jis išgers vemti, ne? Važiuoti į Rygą posakį keisim žodžiais vemti arba ožius lupti. Nu, aš siūlau kitą protestą akcijai. Nuvažiuoti 20-30 vyrų ir prišikt prie Latvijos pasienį. Vo. Sauliau, nu ką jūs čia kalbate dabar? Gal kokį kitą planą pasiūlytumėt? Nuvarom didelis būrys, ne, žmonių prie Latvijos sienos ir sakom tokią eilėraštį. Ziemas vakaras dilis sniegi, zirga galva, ką nemiegi. Nu, sveiki, gyvi lašiukai. Labas rytas, Sauliau. Saulėns, netrėski kelnis, nu. Aš negaliu atsistebėti jūsų durnumą. Pas mane, pažiūrėjau, Šiauliuose, ne, Gegužių gatvėje kieme, 3 mašinikės stovi tie patys supuvę žiguliai, ne, kur jau patraukt neįmanom. O prieš tai buvo milijonas. Tai aš taip padariau, va. Savo taisyklikės įvedžiau. Vieną naktį brinkst, dinga 5 magiukai. Kitą naktį dinga 7, paskui da dinga. Ir dabar ne viens mašinas nestat kiemi. Vaikščiu kaip nors švilpauk, nu. Jų gyvenims toks, ne, kaip mokytojai sakė man 3 klasė, kai išliek stipriausi kaip gamtoje, ne? Turbūt natūrali atranka. Pas jūs Vilniui, sako, visai nevaikšto žmonės. O pas mane kaip į. Pamat man visi rikuojas nuo manęs. O sportiškas miestas. Nei mašin nespėjai lipti. Labadiena, Sauliau. Sveiki, kaip man reik vadinti? Prisiminiau, Saulėnai, sveiki. Kits reikals, nu sveiki, gerai, kad aš dabar pailsėjęs Palangoj nesupirks. Klausykit, versliuką darom tokį, gal girdėjot? Nu, girdėjom kažką apie anticeliulitinius čeburekus, tai čia jūsų? Nu, tai užknisa tą frazę karšt, salus išalti čeburekai, tai dabar pradėjom kitą frazę rėkt. Supranti, visokių durnelių atvažiuoja, tai sakam, anticeliulitiniai čeburekai, įsivaizduoji? Tai čia, kaip čia, nuo celiulito saugo, suvalgai 3 ir... Reik valgyti 2 savaitės tuos čeburekus per dieną po 3. Ir ką, celiulito nelieka? Ne, tu ką, durns, aišku liek. Tik tų pardavėjų neliek, nes jie vėl atgal grįžti savo namus ir pasislėp pinigus surinkę jau nuo bobų. Aišku, supratau, o kokius dar įdomius pasiūlymus jūs ten, kokias paslaugas teikėt? Da, mes pardavinėjom alų skatinantį lygų odos nudegimą. Išgeri bambalį 2 litrus žibengstės alaus 9,5 stiprumą į užmiegį ant saulės. A kai pabundi, būni visas rods kaip Supratom. šokolads, nu. Žinai, o jeigu kas prieštaraujančių, kas nenori pirkti čeburekų alų, tai turim, žinai, nemokamą bonusą masažą su beisbolke. O,
gaidžiukai, nu. Ai, tai ar čia tik ne Saulius mums iš Šiaulių skambina? Saulėns atsimink visam gyvenimui. Gerai, atsiminsiu. Sveikink mane su rugsėjo 1. Su rugsėjo 1, Sauliau, tai kad... Jo, aš student, žinok, jau visks. Sauliau, tai kad jūs tik 7 klasės baigęs. Koks tau skirtums? Ko čia prisiknisai dabar, ne? Nuo šio rudens aš įstojau į žemės ūkio mokyklą. O, supratai? Sauliau, tai ar čia jūs susidomėjot žemės ūkiu, ar... Eik, tu durnas gal. Motina užrašė, pradėjo siuntinėti man locheliai kvietimus į kariuomenę, ne? Tipo, Saulėns toks į toks, nekviečiam tarnaut. Aš jiems sakau, man Šiaulių gatvės į kaip karo zoną. Aš pats kiečiausias karys. Šas, gali 6 paguldyta, ne? Aš kaip desantininkas galiu. Iš 3 aukštai su televizoriumi šokt. Tai ką man į tą kariuomenį kaip lokui kokiam? Tai Sauliau, žadat kipti mokslus dabar? Ar aš? Nu taip. Aš į mokslus. Tu durns gal. Aš dabar išgyvenu šiaip didžiausią gėdą gyvenime. Va, buvau nuvaręs prieš 2 dienas, davė 6 knygas. Nu tokia gėda, žinok, aš nežinau, kur dėti, aš dabar grįšiu prieš draugelius, kaip aš su tom knygom atrodysiu, kaip loksa, nekoks. Tai paėmiau tas knygas su visų maišiuku, sugrūdau iš konteinerio šiukšlių. Nu, supratau, Sauliau, bet tai gal galit kokį palinkėjimą visiems Lietuvos moksleiviams dabar? Aš taip sakau, iš tavo patirties. Visi mokslai ir šūts išskyrus fiskultūrą. O! Nu, sveiks, Asils. Saulėns iš Šiaulių skambin. O, sveiki, Sauliau. Klausyk, kas ten Vilniui pas jūs valdžioj tam Seime? Sutrė kažkokią bobą ir su protu susipykus. Apie ką jūs čia kalbat? Tai kur šnekat, tipo degalinėse, ne? Nepardavinės nuo 7 vakarą alkoholį, alaus, iš napsa. Nu tai gerai, tai vairuotojai mažiau gers, mažiau avarijų bus. Ko tu čia nusišneka, jau visai nuprotėjai? Kas neger, tas neger, o kas geri, tas įgers. Aš už vairo taip, be 4 alučio nesėdu. Bet supranti, kits kampsi, degalinė, taigi ir jaunimą, pavyzdžiui, bent Šiaulio susirinkimą vietą. Čia kaip kultūrnamis. Pavyzdžiui, pakabini mergą, ne? Aš tai, pavyzdžiui, nesivedu į kabaką, aš nekoks loksa, ne, negaidžius. Visus pinigus dažnai praėjęs nuėjus, ten desertuką į leduką, ne? Sakai, mergytė, bus man varomi degalinė, nuperki hotdogą ir alaus buteliuką. Mergytė atsirand šipsenytės į jonuks iškart kelias. Sėdi į krekždį, pavažiuoju Šiaulių kur nors prie Bubių ežerą. Super, nu. Bet jūs žinot, Sauliau, kad už vairo išgėrus, tai juk negalima važiuoti. O tu žinai, kad lochams negali prie mikrofonų sėdėti, aš žinojai. Gaidžiuk, ką čia dauni neatsisėdis? Tai čia tas pats, kas tipo, kad avarijų būtų mažiau, tai nuo 7 vakar degalinėse benzinų neprekiauta, ne? Arba, pavyzdžiui, nuo 18 valandos prekybos centros nepardavinėt maistą, kabobas storas nebūtų. A tu biški įkerti? Juk klausykit, lokeliai, juk degalinė ir iš 2 žodžių, ne, degalai ir alinė, ne, kur alusija, ne. Tai degalinė, be alaus tas pats, kas kavinė be kavos. Auta jūs, nieko nesuprantat. Alio, Asils, girdi mane, ne? Girdim, ar čia mums tik ne... Saulėns. Saulius, ar ne? Sveiki, Sauliau. Dabar šiuo metu esu šventuoju, žinai. Nu, kur prie jūros, ne? Aha, ilsitės turbūt. Nu, biški ilsiuos. Ir žinai, jau noriu kreiptis jau į šventuosias polsiautojus. Nu, baikit, hebra, nu jau aš nespėju, žinokit, tiek darbų turiu per jūs, kad siaubas, aš palsėt neturiu laiką, nu. Apie ką jūs čia, Sauliau? Anksčiau užsimdavau tik, nu, žinai, magų išmontavimu. O dabar reikia tuos namelius prie jūros revizuoti, ne? Nu, aš tau kaip draugai, negali pasakyti, nu tikrai aš einu, ne, šventojoj pajūrę, ne, pro tuos namelius, ne? Nu, į tikrai aš nieką nesinešu, nei aš ten laužtuvą, nei kaukės, nei bytas, nieką aš nesinešu, nu, žodžiu, einu palsėtą, ne, prie jūros, plium, ne, žinai, mergikės pažiūrėti, nu, žiūriu, namuks neužrakins. Nu, tai kaip aš galiu praeit, ateinu, spikti duris, atsidara, o ten, žinai, eini vidų, lobins, nu, ten, žinai, ir surevizuoji, vieną kitą daikčiukai pasiėmi, nu, aš nekalska visi žiopli, nu, sakau, kad to šventojo nieka šventa nėra visi, visi, nerakin durų ir ein k***m. Tai mėly šventosios gyventojai, nu, dėl šventos jūsų pačių ramybės, nu, užsirakinkit tos namelius, duokite man biški palsėt, juk vasara su galu, a ne? Nu, sveik, škurlis, sveik. Sauliau, mes tai dirbam, o kaip Saulėns. Jūs? Saulėnai, atsiprašau. Kaip tu neišmoks, Saulėns? Džiaugs, kad šiandien aš pavargęs, negaliu duoti tau
Aš tau taip pasakysiu. Visai jau mane užkalėte ilgi savaitgaliai. Kiek aš galiu dirbti, visi žiopliai, visi atsipalaidavę, negaliu net. Pavargau baisi, išeiginių noriu jau. Nesmė, koks buvo bairis, nusakau dabar žmonės tai locha į visiški. Einu vakar Šiauliuos, žinai, prie vieną butą, prie jau senolis, sėd laikraštis, skait. Sakaus, laba diena senelį, sakau, atvažiavau pas giminaitį, dėdė gyvent 13 butę, a nežinai, a dėdė į namus, a ne, esu giminaitis iš kaimą, ne, daleiskim. Senuk sak, pažiūrėjimun, sak, nėr, išvyka į sodą 3 dienom. Man patys nagai, sakau, senuk, jis antram aukšt gyven, gal gali kopečius paskolint, kalbiniai neišimti ir gerai, sakai, paskolint. Žinai, įlipau, laptopą, auksą radau, viską radau, pasiėmiau. Pavyzdžiui, negaliu. Kaip žmonės yra atsipalaidavę. Aš nieko blogą nenoriu, einu parduotuvę alaus nusipirkti, ne? Jau po darbą, nebedirbu, viskas, štangas namie, pirštinis namie. Endžiur mašinėksto, maks palikt, įda kuprinė padėta. Nagai, negalėjau nepaimti ne vietoj padėta, Gerbiam žmonės, kreipiuosi jūs, nepalikit daiktų ne vietoj, nes kaip ir mano tėvuks sakė, ne vietoj padėts daiktas ilgai neužsibūn. Alio, Sauliau. Alio, Rols, a čia tu Rolai skambin. Ne, čia ne jūsų pusbrolis Rolandas, čia iš radijo jums skambina, Sauliau. Aistis. Sekskaičiu, ką yra. Nenoriu kalbėti labai į nuotaiką sušikta. Po naujų turėtumėt kaip tik būti gerai nusiteikęs. Supranti, gėda jau, antrą dieną į lauką neišeinu, gėda savo gatvėje pasirodės, prieš visą Šiaulius gėda. Sauliau, tai ką jau ten prisidirbot? Niek aš neprisidirbau, aš neliuką, kaip sakant, normaliai nepaėmiau per naujus metus. Sėdž dabar kaploks, namuose neišeinu gatvėnės, o tu supranti, iš manęs, iš Saulėną. 31 gruodžio, ne, prieš pat naujus metus, ne. Aš grįžtu su mergėkį, su visku, su savo bembaliuką, ne, alaus prisipirks, nuvarėm pas čiurmaką, ne, švest naujų. Išeinu lauką, ne, žiūr lanks išdau smagį pavogt. Iš mane smagį pavogi. Čia kaip iš smuikininką smuiką pavogt, arba iš kuniga sutaną pavogt, tai užvelgt stringus, trusikus kokius, paleist per miestą. Tai kokia man sarmata, a tu supranti? A čia žmoniškums yra. Naujų metų naktį. Iš žmogaus magį vogta, ne? Iš manęs, ne? Aš suprantu, kad ten per kūčias, per kalėdas, nei ten ką švent normaliai, nei ką, žinai, ten prie stalo kažkas. Tai nieko veik, bet per nors, kai visur linksmins, vis turi Šiaulę juošti, čia padarė tik man baisybė. Tai kaip aš dabar jėkis pažiūrėsiu savo draugam panuomą, ne? Ir dar stiklus buvo užtamsint su gera plionkį, plevelį. Man atvirai pasakys, tik antrą kartą gyvenim tokie gėdai ir kai antroje klasėje mokytojai prieš klasę liepia eilėraštį skaityti. Ir dabar, kai va dabar magė, ne, iš manęs, iš Saulėnų pavogė, ne? M1.